Sveiki, mano vardas Edvinas Štopas, pristatysiu šiandien mobiliųjų programėlių kūrimo aplinką Android Studio. Tai norėsiu šiandien parodyti, kaip susikurti pirmąjį projektą ir pasileisti tą susikurtą programėlę. Tai einame į failo sukūrimą, New Project, atsidaro langas, kuriame matomi templates ir galime pasirinkti įvairius activities būdus. Šiandien rinksimės šį patį pirmą template, kuris va čia yra matomas su Jetpack Compose ženkleliu. Tai yra dabar pagrindinė paradigma, pagal kurią turėtų būti kuriamos Android programėlės. Pasirenkame šitą MT Activity, spaudžiame Next. Čia pasirenkame pavadinimą mūsų programėlės. Čia galima įrašyti package name, tai kaip ir kiekvienoje Java aplikacijai mes turime packages. Tai būtent čia tas ir yra prašoma. Čia pasirenkame, kurioje vietoje bus mūsų projektas laikomas. Ir pasirinkti reikia SDK, tai yra Software Development Kit. Iš esmės dažniausiai yra siūloma rinktis kuo naujesnė, nes yra daugiau funkcionalumų, sutvarkyta įvairių klaidų ir panašiai. Tačiau, kaip matome, pati naujausia versija leidžia kurti tik tai 4,5% įrenginių. Bet, sakykime, pasirinkime šitą šiam kartui. Na ir čia Build Configuration Language yra, kuris iš esmės dažniausiai yra naudojamas Kotlin DSL. Ir spaudžiame Finish, kad mums sukurtų naują projektą. Taip, tai kartais būna, kad turi būti atsiunčiami nauji dalykai. Dažniausiai šitas vyksta tik vieną kartą arba, tarkim, atsinaujinus programinę įrangą. Tai gali reikėti šiek tiek palaukti. Taip, pabaigėme. Ir dabar to jau turėtų atsidaryti naujas langas. Atsidaro naujas langas, kuriame yra mūsų projektas. Ir kaip matoma, čia apačioje yra dabar importuojamas projektas, vėliau bus indeksuojamas, tai pirmą kartą įsijungus gali šiek tiek užtrukti. Taip pat šitoje kairėje pusėje yra matomi visi projekto failai. Tai mūsų app direktorijoje yra naudojamas CS kodas. Čia yra viskas aprašyta Kotlin kalba. Tai pavyzdžiui ir visokie grafinės sąsajos failai ir pagrindiniai failai, kurie ir aprašo, pavyzdžiui, čia su Jetpack Compose aprašo activities. Taip pat turime Kotlino failus skirtus konfiguracijai, tai build.gradle ir settings.gradle, kurie yra, pavyzdžiui, įvairiems dependencies nurodyti ir panašiai. Tai palaukime, kol mūsų projektas susimportuos. Taip, taigi turime, čia matome, nieks nebevyksta ir šiek tiek pasikeitė mūsų vaizdas kairėje pusėje. Tai galime su šiuo mygtuku išskleisti visus failus, su šitu galėsime suskleisti vėliau. Tai išsiskleidžiam, turime daug failų, bet dabar mes norime tik tai pasileisti savo pirmąją programą. Dabar, kaip matome, yra ir, pavyzdžiui, galima čia rašyti ir mums siūlo įvairius dalykus pati programa. Ir dabar pabandome pasileisti šitą programą. Tai galime dešinėje pusėje atsidaryti savo įrenginių sąrašą virtualių ir galime sukurti naują virtualų įrenginį. Pasirenkame, sakykime, bet kokį telefoną.
sakykime, Pixel 8 Pro, jie iš esmės skiriasi tik tai dydžiais ir panašiai. O tada galime pasirinkti, kokią naudosime šitą SDK lygį ir galiausiai paspaustume Finish, bet čia mums atsiuntinėtų daug įvairios informacijos, tai aš jau esu pasiruošęs tą, sakykime, telefoną. Tai čia galima paleisti tik tai patį virtualų telefoną, sakykime, o čia pasirinkus tam tikrą įrenginį ir paspaudus šį mygtuką mes galime paleisti savo pirmąją programėlę. Tai spaudžiame Run, čia matome telefonas prasidėtinėje ir mums atsidaro langas, kuriame matome telefono vaizdą. Vėlgi, kadangi pirmą kartą paleidinėjom, tai reikia šiek tiek palaukti. Tai vat. Na va, ir pasileidžia mūsų programėlė. Ir va, ir pamatome savo tą užrašą Hello Android, kurį ir turėjome pamatyti. Va čia. Taip, tik tai mūsų telefonas dingo. Tai taip reikia susikurti pirmąjį savo projektą ir pasileisti virtualiame įrenginyje. Ačiū už dėmesį.